Labas, Simona. Tai labas. Tai pristatysiu, ką mes čia filmuojam. Tai filmuojam prisiminimai apie erdvę, kurią šią vasarą nusipirkom ir jau spėjom įrengti. Tai kad kol dar viskas šviežia, tiek emociškai, tiek atmintyse detalėse, tai norim papasakot tiek jums, tiek savo prisiminimui pasilikt apie erdvės, kurioje šiuo metu mes filmuojam, atsiradimo istoriją. Mūsų gyvenime. Mes istorijos visos tai gal nežinom, bet kaip jinai atsirado pas mus, tai tikrai žinom. Tai aš pabūsiu žurnalistu, o mano herojė bus mano mylima žmona Simona. Tai aš jos klausinėsiu, jinai atsakinės į klausimus ir taip tais prisiminimais ir pasidalinti. Ar tinka toks planas? Pagyvensim, pamatysim. Tai brangioji, pasakyk tu man, kaip švis šitą erdvę, kodėl turėjo atsirasti šitą erdvę? Šitą erdvę tai čia yra mūsų sodyba. Ir kodėl jinai turėjo atsirasti, aš nežinau, bet jinai neša kažkokią misiją. Ir mane jau seniai labai traukė į kaimą ir kažkaip jaučiau, kad teisingiausias gyvenimas būtų kaime, kad grįžti iš miesto į kaimą ir po gyvenimo Tailande aš iš vis nebenorėjau grįžti į miestą, į Vilnių, jokiais būdais, tai Tomo alternatyva buvo kraustytis į Alytų, bet man ir Alytus buvo per didelis miestas. Aišku, Tomas augęs ir gyvenęs visą laiką didmiesčiuose, tai asfalto vaikas, o aš visą laiką augau maža mieste ir vasaras ir atostogas leisdavau kaime. Bet galbūt gyvenime pokyčiai, kaip aš matau, kas vyksta gyvenime, pasaulyje apskritai, man toksai, kad kaip kvietimas žmonėm grįžti į gamtą, grįžti prie savo šaknų, grįžti prie kažkokių tradicijų ir aš tai mielai būčiau įsikraušusi į vienkiemį dar prieš, nežinau, kada čia grįžom, prieš 3-4 metus, bet matyt buvo nelaikas ir tas laikas atsitiko vėliau, tada, kada Tomas irgi, kada tu supratai, kad irgi galbūt visai faina būtų turėti erdvę ar namą gamtoje ir gyventi gamtoje. Ir tada pasakei taip šitai idėjai ir minčiai. Tada jinai pradėjo manifestuotis ir pildytis. Kiek laiko truko paieškos? Nežinau, gal porą metų truko paieškos ar 1,5 metų, kai jau nuo to taip iki tol, kol ar 2 gal metus. Tas namas stuksendavo, sakau, į nugaras kažkurioje vietoje, kai atrodo ta idėja. Iš tikrųjų mes kai ieškojom, mes nežinojom visiškai pačio, kodėl, ko mes ieškom. Ar mes ieškom namo savo, ar mes ieškom retritų centro, ar mes ieškom tiesiog senos apleistos sodybos. Tai mes žiūrinėjom viską. Ir žemės sklypus netgi pradėjom žiūrėti tiesiog plynus. Kad patiems kažką statytis, bet iš tikrųjų labai aiškiai žinojom vietą. Tai vieta mums susimanifestavo nuostabiai, tai mūsų kokie reikalavimai buvo. Netoli, kad būtų Alytaus, netoli Vilniaus, netoli Kauno, tokia strategiškai, logistiškai patogioje vietoje, kad būtų. Kad būtų žemės, kad sklypas būtų didesnis, kad būtų miškas šalia. Kad būtų vandens telkinys. Taip, pageidautina nedidelis ir privatus. Ir kad kaimynai per tvorą negalėtų mūsų nuogų lakstančių matyti. Tai realiai mūsų vieta išsimanifestavo 100%, o kaip sakau, į nugarą jinai mum alsavo, tai jaučiau, ir pernai pašamanus, užpernai pašamanus buvau, dar gal prieš 3 metus, kai pirmą kartą buvau, man buvo toksai, kai per kažkokias gyvenime transformacijas ėjom ir ėjau ir man visą laiką tokia žinutė eidavo, kad sodyba. Ir man niekada nepaaiškindavo tas,
kai ateidavo ta informacija, niekada nepaaiškindavo, kodėl jos reikia, kam jos reikia. Tiesiog būdavo visą laiką, ieškok sodybos. Ir man buvo gal kokiose 3 šamaninėse praktikose, kad reikia tos sodybos. Ir kažkaip tada, kada jau mes ieškojom intensyviai, ir atsimenu, mes gal gegužės mėnesį prieš pat atsirandant šitam namui, sakau, tai jau kas bus, tas bus, ar bus, nes vienu metu aš labai pradėjau priešintis bet kokiai veiklai mūsų namuose ir sakiau, kad ieškom namą savo. Ir atrodo, kuo labiau stengiamės rasti tą namą savo, tuo jisai labiau tolo. Ir kai aš pasakiau, kad kas bus, tas namas atsirado per savaitę. Ir pasakiau, kad mes ateisim ir bus aišku, kad čia yra mūsų. Ir šitas namas jisai pakankamai, netikėtai iš tikrųjų atsirado, nes jau kai daug laiko ieškai, kaip Simona minėjo, 1 metų, tai mes aplinkui čia ne vieną kartą jau buvom šituose apylinkėse, važinėjom kitų sodybų ieškoti. Ir tada, kai jau patys susimaišėm ir nežinojom, ko čia norim, kaip čia norim, kas čia turi būti, tai tiesiog kas nors truputį tinka, panašioj lokacijai, kur ieškom, ir važiuodavom. Tai važiuodavom visur žiūrėti. Tai ir į senas bakūžės, ir į jau gerai įrengtus centrus ar sodybas. Daug kur žiūrėjom, bet vis kažkas netikdavo. Tai kaimynai per arti, tai gatvė triukšminga šalia, tai vandens telkinio nėra. Ir po to Simona vieną skelbimą kažkur Facebooko grupėje pamatė, moteris pardavinėjo sklypą. Ne, aš nepamačiau, aš įdėjau žinutę į Facebooko grupę, kad pirkčiau sodybą. Ir viena moteris atsiliepė, kad turi sodybą. Ir taip įdomu, mes į šitą vietą važiavom, vienintelė vieta, kur aplink šitą būtent vietą važiavom, apžiūrėjom 4 sodybas. Niekur taip kitur nebuvo, visur būdavo viena sodyba toj lokacijai. O šita vieta buvo pati pirma mūsų apžiūrėta sodyba ir pati paskutinė, kai ta moteris parašė, kad turi sodybą, kurią rūšėsi parduoti, kurios nėra dar skelbime. Mes iš karto nuvažiavom ir matau, kad Tomo veidas. Ir mes išvažiavom ir sakau, Tomai, bet čia labai seniai parduoda dar vieną namą, tik tai mes niekada jo nevažiavom žiūrėti, todėl kad atrodė, kad reikia be galo didelių investicijų. Bet sakau, esam šalia, kodėl nenuvažiavus? Ir Tomas, užvažiuojam. Ir ten tas, net netikėtai, net nesusitarėm su niekuo ir šiaip net nesitikėjom, kad čia bus kažkoks žmogus, nes namas akivaizdu buvo negyvenamas. Bet jau tas skelbimas labai seniai kabantis buvo ir galvojom, tiesiog ant durniaus nuvažiuosim, tai pažiūrėsim, bent jau per langus pasižiūrėsim ir teritoriją pasižiūrėsim, galvojom, nieks per galvą neduos. Ir atvažiavom ir čia toj sodyboje toks prižiūrėtojas buvo Ūkvedys. Ir nes skelbime buvo lokacija, Google koordinatės, tai buvo tikrai nesunku surasti. Ir atvažiavę sutikom Ūkvedį ir paprašėm, kad jisai mus įleistų, parodytų. Net važiuojant jau į šitą vietą, nes čia reikia pavažiuoti truputėlį miško keliu ir mes taip važiavam ir taip kažkaip įdomiai čia taip jaučiasi, kažkokia kitokia energija. Ir dabar žmonės, kurie atvažiuoja pas mus, sako, kažkoks šiftas įvyksta, lūžis įvyksta kažkurioje vietoje. Tai tas lūžis, matyt, mum įvyko jau dar prieš atvažiuojant į šitą namą. Ir taip, kai atvažiavam, pamatėm, kad žmogus yra ir jis mus įleido, tai toks kažkaip atrodo, kad visos durys buvo tam atidarytos, kad kaip tas namas būtų laukęs mūsų. Ir mes taip įėjom, kaip dabar prisimenu, mes įėjom ir aš taip einu ir čia bus mūsų kambarys, čia bus mūsų tokia biblioteka, čia bus tas, čia darysim stovyklas ir taip einu per tą namą ir taip viskas dėliojasi, kad geras, bet čia viskas geriau negu galvojom arba negu atrodė tam skelbime ar nuotraukose, kad viskas mažiau reikia investicijų negu mes galvojom iš skelbimo, kad jų reikia. Ir tas toksai
klikas buvo, kad čia labai geras variantas ir kaina mums tiko, biudžetas tiko, nes Tomas labai buvo priešinti banko paskolas. Tai... Ir man labiausiai suklikino, kad jau kai ėjom ir Simona jau matė viziją, jau iš karto buvo vizija matoma, kad čia tas bus, čia anas, čia trečias, čia ketvirtas, tai galvoju, jeigu jau taip aiškiai yra matoma, tai, tai reiškia ta vieta. Bet, kai didelis pirkinys, tai nežinai, kaip čia kas bus, kaip čia didžiulis namas, čia tokį savo sodybos ieškojimą, gavom daug viešbutį. Tai mes dar kelis kartus čia važiavom. Mes gal neieškojom, kad dar vienos veiklos, gal vengiam dar vienos veiklos, bet toks jausmas, kad dar viena veikla mus kaip ir irgi pasigavo ir kartais ir dabar būna kažkokios trinties atsiranda dėl to, kad reikia dar vieną projektą daryti, bet kažkaip jisai duoda labai daug ir transformacijos, šitas namas, asmeninės. Tai tas darimas yra ne dėl to, kad reikia, o dėl to, kad labiau, kad noriu, kad čia gyva būtų, kad būtų čia žmonės suktųsi, kad būtų galima jiems padėti, kad jie pailsėtų, kad jie teisingus taškus gyvenime susidėliotų priimant sprendimus. Toksai healingo vieta, tokia sveikimo vieta. Mes kuris laikas ir aš ypatingai manifestuojant neieškau naudos savo, bet kiekvienas dalykas, ką tu kuri savo galvoje, savo realybėje, kad jisai būtų susijęs ir su kitais žmonėm, kad tai nebūtų tik tai mano asmeninio poreikio kažkoks patenkinimas, bet toks, kad būtų nauda ir kažkokia pridėtinė vertė ir tiem žmonėm, kurie aplink, ar ne, mūsų aplinkoje yra. Tai taip ir gaunasi dabar. Ir daugiau buvo ženklų, kad čia dabar, kai atgaminėjot, gal atsukė laiką ir atgaminė, kaip čia viskas vyko, nes iš tikrųjų šita sodyba jau buvo kažkam kitam pažadėta, jinai buvo rezervuota šita sodyba ir tada mes atsiradom, kuriems irgi patiko ir kurie norėjo įsigyti ją. Nežinom ten tos visos istorijos, jinai gal nėra tokia svarbi, bet esmė ta, kad jiems tuo metu nupirkti nepavyko, pavyko susiruošti visus dokumentus ir teko laukti pinigų ir ko laukia, atsirado mes ir mums kažkaip visi ženklai dėliojosi, viskas įvyko labai super greitai, labai super, nežinau, atrodo, kad kiekvienas pasirašymas, kiekvieno dokumento, kiekvieno leidimo gavimas, atrodo, kad viskas buvo kaip sviestų patepta, kad... Turėjom laukti ilgiau, bet gavom greičiau, Mes iš vis dokumentus susitvarkėm per praktiškai nuo pasakymo, kad imam namą, mes pasakėm realiai kitą dieną, kai aplankėm, apžiūrėjom, mes pasirašėm pirkimo sutartį per savaitę, man atrodo. Ar per maks 9 dienas, dabar tiksliai jau... Iki 2 savaičių buvo, tikrai iki 2 savaičių. Iki 10 dienų viskas buvo. Ir netgi agentė sakė, taip greitai dar nėra buvę. Nėra buvę. O tų ženklų tai tuo metu buvo be galo daug ir pačių įvairiausių. Primink, kokių? Nežinau, man tai gal tas įstrigęs toksai, kur mes, kai buvom Tailande, kovo mėnesį ir kai vaikščiojom vienoje šventykloje ir tu pasakei, kad pas mus sodyboje stovės didelė Budos statula. Buda mums yra toks apie ramybę, apie toks pamatai Budą ir iš karto kažkokia labai rami energija, jis labai keičia taip tą mūsų iš karto mindsetą vadinamą. Ir mes, kai važiuodavom visą laiką į sodybą žiūrėti ir žiūrėdavom visą laiką, tai kur čia mes tą Budą statytumėm. Ir kai atvažiavom čia, tai čia žemės daug, erdvės daug, tai tos vietos Budai pastatyti irgi yra labai daug. Bet antrą dieną atvažiavom kartu su mano broliu apžiūrėti dar kartą. Mano brolis prie statybų dirba, nusimano apie kokybę ir apie šiaip, kad jo nuomonė buvo mums labai svarbi. Ir mes antrą kartą atvažiavę, pirmą kartą net nematėm, bet antrą kartą atvažiavę užeinam į salę. Ir man Tomas sako, pažiūrėk, kas čia stovi, ir taip pakeliu galvą, jis man rodo
ir salėj Buda stovi. Nu, man va tas ženklas toksai buvo. Budos mažam, Budos statulėlė buvo. Paskui kitas toksai, atsimenu, tas ūkvedys vedžiojo po teritoriją, rodė čia žemę, kur čia kas priklauso. Ir jis taip eina ir, nu, ta prasme, mes dar nei perkam, nei ką, ir jis eina visur ir čia jūsų žemė, čia irgi jūsų žemė, ir čia jūsų žemė, čia jums priklauso. Nu, jis taip, nu, irgi žmogus tiesiog nesąmoningai, bet toksai, vat, kad ir aš taip einu galvoju, geras, nu, net per kitus ateina, nu, kad čia mūsų yra. Kas ten dar buvo tokie. Kad, nu, kadangi pas notarus reikia labai ilgai laukti, ir Simona konsultavosi su astrologė, kad kuri diena yra geriausia, palankiausia pasirašinėti pirkimo pardavimo sutartis, ir ten gal buvo 2 dienos buvo kažkurios. Tą savaitę gal žiūrėjom labiau. Ir čia buvo prieš, nu, mažiau negu savaitę, ten reikėjo laukti, nors kaip ten eilės pas notarus tikrai būna didelės. Ir kaip tik sutapo būtent pirmą dieną, vienintelis laikas buvo pas notarą likęs tą dieną, kur mes norėjom. Ir ta diena buvo pati anksčiausia, kada galėjom pasirašyti tą sutartį apskritai. Arba tas, kad gavom dokumentus išleidimą įsigyti irgi per kelias darbo dienas, kai gali tekti laukti iki 3 savaičių. Dar kokie ženklai buvo? Dar kokie ženklai? Kad statybininkus greitai radom. Irgi statybininkus greitai radom, irgi visi čia reiks laukti, čia vasara. Ir kažkaip labai greitai vienus radom, jie labai greit dingo, bet kažkaip labai greitai atsirado kiti. Ir kažkaip visai tos statybos mums labai sklandžiai iš tikrųjų, nes daug kas labai ilgai laukia, ar medžiagų, ar dar kažko, mes šito viso nepatyrėm. Ir realiai mes vos ne po 1,5 mėnesio nuo šito namo įsigijimo mes jau turėjom pirmą savo stovyklą, po iš Indijos mano mokytos atvažiavęs, nu kažkokie tokie, taip viskas dėliojosi, kad aš tiesiog, mes su juo tos planavom mokymus jau labai seniai daryti, kad Lietuva jis atvažiuotų. Ir aš jam tiesiog važiavom jau su Tomu, čia statybos vyksta ir aš jam rašau, kad, nu, jau čia nes kai turi savo erdvę, visi renginiai, kaip sakyti, organizuoti visus renginius yra truputėlį paprasčiau. Daug paprasčiau, nes nėra ten to streso dėl to, kiek žmonių susirinks ir taip toliau ir panašiai. Nu, ir aš jam rašau, kad va, turiu erdvę ir jis man rašo, kur, nu, aš rašau, kad čia Lietuvoje, tarp Vilniaus ir Kauno, ir jis sako, geras, aš esu šiuo metu Lietuvoje, tai mes realiai po savaitės jau turėjom pirmus mokymus su juo čia, turėjom tokį irgi labai gražų atidarimą erdvės, energetinį, su praktikom. Ir jau Liepos paskutiniam dienom jau ta stovykla prasidėjo, tai praktiškai tas namas kažkaip labai greitai įsiveiklino ir tie žmonės pradėjo važiuoti pas mus. Rugpjūčio mėnesį jau moterų stovyklą savo turėjau, tai kažkaip irgi toks labai net neįtikėtinai viskas greitai vyko. O dabar papasako, kaip tas pavadinimas kilo? Kai jau ruošiamės pasirašyti, ar kai gal kokį 3 kartą mes atvažiavom, nes ten važiavom, paskui praktiškai vos tik kiekvieną dieną pasakėm, kad perkam, bet dar ten kažkokių pasižiūrėjimų, ar ne kažkas ten buvo tokio, neatsimenu. Bet esmė ta, kad važiuoju ir, nu, toks, nu, tai kažkokį čia tą pavadinimą reikės sugalvoti, nu, tai kaip mes vadinsim šitą namą, šitą projektą. Ir aš taip Tomui sakau, nu, tai kaip tu galvoji, koks bus pavadinimas, ir jisai kažkaip, tu taip sakai, kažkoks ten. Ir man mintis, nu, kadangi pas mus šiaip labai daug yra tos kelionės mūsų abiejų per santykį, per meilę, nu, kad kažkas apie meilę turėtų būti, bet aš jam nieko nesakiau. Ir sakau, ir iš jo klausiu, ir jisai man taip, kaip tu ten sakai, meilės kalnelis gal? Aš jau nebeprisimenu, kaip aš sakiau, bet kažką juokingai. Meilės kalnelis, man atrodo. Ir jisai taip ar namelis, ar miškelis. Ar miškelis buvo. Paskui meilės miškas gal. Meilės miškas, paskui gal meilės kalnelis. Ir aš taip galvoju, nu taip čia pas mus ir miškas, ir kalnelis. Ir paskui sakau, nu meilės, tai labai fainiai, nu bet kas čia dar. Nu ir va tas atėjo, kad kažkaip bendru tokiu susitarimu, nu kaip bendru, toks, kad vienbalsiai. Vienbalsiai, kad namai, nu nes namai tai nėra kažkas,
nėra namas. Namai tai nėra namas, nes kartais yra namas, bet jisai nėra namai. Ir aš manau, kad mes šiaip turėtumėm išmokti gyventi, turėti tą namų jausmą su savim savo viduje. Ir mes norim, kad šitą erdvę nesinorėjo vadinti retritų centru, jogos centru, meditacijų centru ar kažkokiu, vis tiek šaltų ir mums galbūt nesuprantamų kažkokiu žodžiu, arba kuris nėra labai artimas, o norėjosi, kad būtų tiesiog namai. Ir namai tiesiog, kuriuose gera būti, kur atvažiuoji, jautiesi priimtas, suprastas, išklausytas, išgirstas, gali būti savimi, kur nereikia kažko įtikti, patikti. Kaip namuose, kad būtų. Namuose. Tai mes esam dar gavę tą tokią lentelę, kad namai yra ne vieta, o jausmas. Kažkas man iš draugų yra padovanoję, dabar jau net nebeatsimenu kas, bet jo, namai tai ne vieta, o jausmas. Tai tas pavadinimas taip ir atėjo, šiaip tai man atrodo, tas namas atsinešė labai daug ir į mūsų santykius, ir ypač į tavo vidinę transformaciją. Toks buvo labai stipriai vyriška energija paliečiantis. Nes daug naujų dalykų buvo. Daug naujų dalykų tau teko šiemet išmokti. Prie daug naujo prisidėti, tai va. Ir juokiausi kažkaip, sakau, juokingai, jeigu dar grįžti, tarkim, į anksčiau, ar ne, į ankstesnius laikus, kai aš buvau paauglė ir mane mama visada gąsdindavo, sakydavo, jeigu tu nesimokysi, tai ten ištekėsi už traktoristo ir gyvensi kaime. Tai juokiausi šią vasarą, siunčiau mamai nuotrauką, kaip Tomas važiuoja su traktoriuku, pjauna žolę ir sakau, mama, blogai mokiausi, dėl to dabar gyvenu kaime. Bet atvirkščiai, tu gerai mokeisi. Ne, aš niekada, man atrodo, kad aš nesimokiau gerai. Mokeisi gerai, vis tiek atsidūrė kaime. Vis tiek atsidūriau kaime ir su traktoristu vyru, tai va. Bet, galbūt tai nėra blogas dalykas, nes anksčiau tai toksai buvo gyventi kaime, tai kažkas tokio, dabar man atrodo, trendas dabar vėl yra mada. Grįžta žmonės, grįžta jaunimas į kaimus, aišku, galėtų dar sparčiau. Tai štai tokia istorija apie meilės namus. O viskas daugiau nieko. Atsiradimas. Tai paskui kada nors. Kada nors. Tai kviečiam, laukiam, apsilankant, įvertinant ir ačiū, kad žiūrėjot. Ir ačiū mums už o aš dar galiu padėti ką nors? Ne. Viskas? Juokauju, galiu. Man gal tai, kad žmonės, kai atvažiuoja čia pabūti, nes aš esu stovyklas dariusi labai įvairiose vietose Lietuvoje, ne tik Lietuvoje, tai jauti, kaip tas erdvės palaikymas yra, nes kiekviena erdvė irgi duoda tam tikrą, kaip sakyti, uždeda tam tikrą muziką arba tonusą tiem procesam vidiniam. Tai šitą erdvę labai tokį palaikantį tonusą uždeda, tokią palaikančią labai energiją turi ir sakau, kaip mama, ar ne, kur ir pagirs, ir paglostys, ir paspaus, kur reikia, bet jinai taip švelniai labai veda šitą erdvę, švelniai, bet kartu stipriai. Tai gal tą norėjau pridėti. Nes erdvės skirtingai, vienos tokia grubesnė energija turi, kitos iš vis labai paviršutiniška, šitą taip stipriai, giliai, bet tuo pačiu pamokančiai, bet tuo pačiu labai labai švelniai. Tai, ir niekas nenori išvažiuoti. Aha, čia irgi iš tų tokių dalykų, kur jeigu anksčiau stovyklos baigdavosi ir dar būna nesibaigė stovykla, jau laukia kažkas pasiminėt moteris, tai čia šita stovykla, baigėsi stovykla ir dar visas 2, 3, 4 valandas dar eina pasivaikščiot, būna, tiesiog ilsisi, kalbam čia prie židinio ar prie... Aha, kažkaip kitaip visai tas atsisveikinimas vyksta ir kas atvažiuoja, visi kažkaip sako, čia taip net nesinori kažkaip išvažiuoti. Tai tokia istorija. Čia istorija labiausia tai savo norėjosi gal užsifiksuoti. Taip. Kad būtų ką prisimint, ką pažiūrėt ir
kad nebereiktų 100 kartą pasakot vėl visiems. Tai atsiradimo istorija. Sakysim, yra video YouTube, prašom pasižiūrėti. Dabar galim Ačiū, kad žiūrėjot. Ir iki.